Sveiki visi, su jumis laida Finansų akademija ir aš šios laidos vedėja Šarūnė Petrašiūtė. Šiandien ir vėl kalbėsime teisinę temą, tai yra daug naudingų patarimų jums iš teisinės perspektyvos ir į šiuos klausimus mums padės atsakyti Viktorija Andriškienė, teisininkė. Sveiki, Viktorija. Sveika, Šarūnė. Labai džiaugiuosi, jog nusprendė pasidalinti savo ekspertinę patirtimį, ypatingai šeimos teisėje, nes tikrai žmonėms kyla begalės klausimų, bet taip pradžioje, dar kadangi ir visas deklaravimo sezonas jau ir į pabaigą, tai elementariai žmonės artėjant ir dovanų pačiam sezonui nežino, kiek reikia mokėti mokesčių ir nuo kokių sumų reikėtų būtent už dovanas sumokėti. Kokios yra tos sumos, kurias reikėtų vis dėlto atsiminti? Tai pirmiausia, norėčiau paminėti tokį dalyką, kad už dovanas mokami mokesčiai yra ne visada netgi. Nes tai priklauso yra nuo dovanotojo asmens. Nes jeigu dovanas dovanoja artimasis šeimos narys, artimasis giminaitis, tai yra sutuoktinis, tėvai, vaikai, seneliai arba vaikaičiai, tai yra anūkai, tuomet dovanos ir jų vertė yra nedeklaruojamos ir mokesčiai nėra mokami. O reikėtų atsiminti sumą, yra 2500 eurų ir yra mokami mokesčiai nuo sumos, kuri viršyje 2500 eurų. Mokesčiai yra 15 arba 20%, jie irgi priklauso nuo tos sumos. Jeigu dovana yra ypatingai didelė, viršijant 120 VDU, tuomet yra mokami 20%, jeigu iki 120 VDU, tuomet 15%. Tai realiai suma, kurią reikėtų prisiminti, tai yra 2500 eurų? Taip, jeigu dovanos yra iš kitų asmenų, nebūtinai netgi šeimos narių ir jos nesiekia šios sumos bendrai per metus, tuomet mokesčių mokėti nereikia. Super, tai aš manau, jog tikrai pravers kiekvienam, ypatingai šventinių visų aktyvių sezonų. Taip, o jeigu reikia deklaruoti, tai kaip tik iki gegužės 1 reikėtų tai padaryti, tai kas to nepadarė, tai tiesiog vertėtų suskubti. Taip. O kaip galima būtų priimti palikimą be skolų? Yra tokia galimybė? Vertėtų žinoti apie palikimą tai, kad jo negalima priimti dalimis. Jis yra priimamas visas. Tai yra ir palikėjo turtas, ir kartu yra palikėjo skolos, skoliniai įsipareigojimai. Ir tiesiog priimti palikimo be skolų negalima, tačiau gali skirtis įpėdinio atsakomybė už palikėjo skolas. Jeigu palikimas priimamas faktiškai valdyti, tai įpėdinis atsako visų savo turtų už palikėjo skolas. Tačiau yra tokia galimybė, galima kreiptis į notarą, kuris išduoda vykdomąjį pavedimą ir su juo kreiptis į antstolį dėl palikimo apyrašų sudarimo. Jeigu palikimas priimamas pagal apyrašą, tuomet įpėdinis atsako už palikėjo skolas tik tais paliktų turtu, o savo asmeniniu neatsako. Ir tada jau nieko ten papildomai? Iš savo turto nieko nereikia mokėti ir skolas dengia tik iš palikėjo turto. Super. Ir pereinant jau prie pagrindinės mūsų tos temos, būtent apie šeimą, šeimos kūrimą, santuoką pačią, tai kaip yra, kam reikalingos realiai yra vedybų sutartys? Ir kokiais atvejais, rekomenduojama būtų? Galbūt visada jų reikia, nežinau. Čia yra asmenų pasirinkimas, teisė rinktis vedybų sutartis arba sudaryti prieš vedybas, ruošiantis vedyboms, arba ją galima sudaryti bet kada vedybų metu. Taip pasakyti, ar jos visais atvejais reikalingos, tai negaliu, nes jos vienam asmeniui poroje gali būti naudingos, kitam priešingai nenaudingos skyrybų atveju. Tai tiesiog reikėtų apsvarstyti ir pasitarti, nes sutartis yra vis tiek dviejų asmenų susitarimas. Tačiau labai gaila, kad vedybų sutarčių yra tikrai dar nedaug, jos nėra populiarios, tačiau kai kurios atvejais jos tikrai yra rekomenduojamos.
Ypač kai santuokoje sutuoktiniai gyvena kartu, vienas iš jų yra verslininkas, kuris vykdo veiklą, kurioje atsako savo ir asmeniniu turtu, kurio jo veiklos atsakomybė yra bendrai šeimai priskiriama. Ir kad apsaugotų savo šeimą ir savo sutuoktinį nuo kreditorių, vedybinė sutartis tiesiog yra labai naudingas įrankis. O žiūrint į pačius finansinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, būsto paskola, kai yra įmama, tai kaip apsaugoti tą savo turtą, jeigu, pavyzdžiui, būsto paskola yra įmama dar iki vedybų ir grinai visiškai vienam asmeniui priklauso turtas. Tai ar tai po to tampa bendru turtu? Automatiškai netampa, nes bendroji taisyklė yra tokia, kad turtas įgytas iki santuokos yra asmeninis, o turtas įgytas santuokoje su tam tikrom išimtim, žinoma, yra bendra nuosavybė. Tai kalbant apie būstą įsigytą su paskola iki santuokos, jis automatiškai netampa bendra nuosavybė, tačiau turi reikšmės, kiek laiko iki santuokos tas būstas įsigytas ir kiek laiko santuokos metu mokama ta paskola, kadangi jeigu paskola yra mokama ir iš kito sutuoktinio asmeninio turto arba iš jų bendro turto ir ta vertė yra santykinai didelė, tarkim 30 metų yra mokama iš bendro turto ir ten kelis metus tik tais iš asmeninio, tai natūralu, kad kitas sutuoktinis logiškai taip pat gali pretenduoti tiesiog. Na ir kitas atvejis yra numatytas civilinėme kodekse, tai kad jeigu kitas sutuoktinis savo asmeniniu turtu arba bendru turtu prisideda reikšmingai prie savo sutuoktinio asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto pagerinimo, tai pavyzdžiui kapitalinis remontas ar kažkokie esminiai pagerinimai, tai jis taip pat gali būti pripažintas bendrasavininku. Ir jau tokiu atveju ir tokiu atveju skyrybų metu tas turtas būtų dalinamas per pusę. Jeigu, tarkim, kitas sutuoktinis prisideda ne taip reikšmingai, jis tiesiog gali reikalauti kompensacijos. Bet irgi visus tos pagerinimus reikia įrodinėti. O įrodyti yra pakankamai sudėtinga, nes iš anksto nieks įrodymų ir sąskaitų nerenka. Kol gerai, niekas negalvoja tiesiog apie tai. O ar dažnai Lietuvoje vyksta skyrybos ir kiek jos kainuoja? Skyrybos tikrai vyksta labai dažnai, nežinau kiek statistiškai tiksliai, bet vos ne kas antra pora išsiskiria. O kaina taip pat yra labai įvairiai, sunku pasakyti netgi vidurkį, nes skyrybos gali ir praktiškai nieko nekainuot, o jeigu jos vyksta ginčo tvarka per teismus, yra didelis turtas, kuris dalinamas, taip pat sumokama dar ir mokesčių daug įvairiausių ir advokatams paslaugos, tai jos gali kainuoti tūkstančius. Tai jeigu taikiai, tai pigiai, bet jeigu taikos mažai, tai nebūtinai pigiai, priklauso dar ir nuo turto, kuris dalinamas, nes tuomet vis tiek reikėtų teisinių paslaugų, kad tinkamai parengti sutartį, tai jinai kainuotų. Tai nebūtinai tas taikos faktorius, bet visada taikiai yra pigiau skirtis. Bet kaip tik yra toks variantas, kurį paminėjau, kad kaip nemokamai, tai yra su sutartimi, nes tuomet skiriantis bendrų sutarimų teisme nereikia mokėti žyminio mokesčio, o pačią sutartį parengti netgi gali Vilniaus universiteto teisės klinikos studentai. Jeigu jau asmenys labai taupo, labai nenori išlaidauti, tai net ir toks variantas yra. O kaip yra su turto dalybom, kai yra vaikų išlaikytinių? Bendra taisyklė, kad turtas dalinamas santuokos nutraukimo metu po lygiai. Tačiau numatyta išimtis, kad vaikų interesais gali būti turtas dalinamas to sutuoktinio, su kuriuo lieka gyventi vaikai naudai. Tai yra numatyta išimtis nukrypimo nuo lygių dalių principo. O tai tokiu atveju išlieka ta prievolė, pavadinkim taip, mokėti dar alimentus už vaikų auginimą, prisidėti finansiškai prie auginimo? Visi tėvai turi pareigą išlaikyti savo vaikus, tačiau yra galimi keli variantai. Dažniausias tai žinoma yra alimentai ir manau tai geriausiai atitinka vaikų interesus, kai vaikai kas mėnesį gauna
tą išlaikymo sumą, kuri yra jiems reikalinga. Tačiau be alimentų dar nedaug apie tai kalbama kažkodėl, bet yra ir kiti variantai. Pavyzdžiui, vaikams išlaikymą galima priteisti tam tikrų turtų. Pavyzdžiui, dalinamas namas ir vaikams vietoj išlaikymo gali būti tiesiog to sutuoktinio buvusio, kuris turi mokėti alimentus, namo dalis skirta vietoj alimentų. Ir tokiu atveju tada nebelieka to įsipareigojimo. Tiesiog turi būti įvertinta, reikia pasiskaičiuoti, kiek ta turto dalis tenkins vaikų interesus. Nes kitas variantas taip pat galima ir išlaikymą mokėti tam tikrą konkrečią pinigų sumą. Taip pat vieną kartą. O ar skyrybų metu yra žiūrima, dalinant jo turtą, kiek vienas generavo pajamų šeimoje ir kiek kitas? Na, pavyzdžiui, jeigu būtų situacija, kad vienas iš vis buvo nedirbantis ir vienas žmogus tik nešė tą finansinę atsakomybę. Santuokos nutraukimo metu įprastai nežiūrima, tačiau reikšmės turi tai, kad jeigu vienas iš sutuoktinių piknaudžiavo turtu, švaistė jį, tuomet tokiu atveju gali būti nukrypstama nuo lygių dalių principo. O dar kalbant apie patį vaiko išlaikymą, tai kiek turėtų prisidėti kita pusė? Aš pirmiausia noriu pataisyti, man labai nepatinka tas prisidėti, nes abu tėvai turi išlaikyti vaikus ir abu tėvai turi vaikams lygias teisės ir pareigas, nesvarbu, kad vienas su vaiku gyvena, o kitas negyvena. Tai bendra taisyklė tokia, kad tėvai turėtų po lygiai. Rekomenduojamas išlaikymo dydis yra minimali mėnesinė alga iš abiejų tėvų. Tai čia jeigu yra vienas vaikas, o jeigu yra du, ar tai keičiasi, suma dvigubinasi, kaip ten? Rekomenduojama, kad tas išlaikymas vis tiek nebūtų mažesnis negu ta rekomenduojama suma. Tačiau yra tokia išimtis, kad jeigu yra du ar daugiau vaikų ir tiesiog išlaikymą teikiančio asmens pajamos negali patenkinti visų poreikių visų vaikų, tai turi būtinai būti patenkinti bent minimalūs poreikiai kiekvieno vaiko. O kada atsiranda galimybė, pavyzdžiui, kai nėra mokama tas priežiūros išlaikymo, ar ne, vaikų, tai tada kokia yra situacija, antstoliam perduodama, bandoma išieškoti tų pinigų? Tai taip, išlaikymas yra pareiga, jis būna arba sutartas sutartimi, kuri turi būti vykdoma, arba priteisiamas teismo. Tai jeigu priteista teismo, tai reikėtų kreiptis tiesiog vykdomojo rašto į teismą ir tą vykdomąjį raštą pateikti antstolių rūmams, kurie skiria antstolį ir tada būna išieškoma išlaikymo, jeigu asmuo nemoka. Dar ką labai dažnai pastebiu ir internete, daugam klausimų kyla apie alimentų indeksavimą visą. Tai kokia čia yra sistema, nes žinau tikrai, kad begalė žmonių nežino, jog tai apskritai reikėtų daryti. Tikrai labai dažna problema ir labai daug kelia klausimų. Tai alimentai turėtų, periodinės išmokos išlaikymo turėtų kiekvienais metais būti indeksuojamos vyriausybės nustatyta tvarka. Ir tai turėtų būti daroma kiekvienais metais vasario mėnesį pagal vartotojų kainų indeksą, jeigu jis yra didesnis arba lygus 101. Tai vienais metais jis gali būti didesnis, kaip man atrodo, 22 berods buvo, kitais metais gali būti mažesnis. Šiemet, man atrodo, buvo 101, jeigu neklystu. Tai vadinasi, gali ne tik tai kilti, bet ir mažėti? Ne, mažėti negali, dėl to, kad indeksuojama, kai yra 101 arba daugiau, o indeksuojama kiekvienais metais yra jau pernai indeksuota suma, o ne pradinė, kuri buvo priteista prieš kelis metus. O kas privalo tą indeksavimą atlikti? Kuri pusė? Indeksuoti privalo išlaikymą teikiantis asmuo. Jeigu jis neteikia išlaikymo, yra kreiptasi dėl išieškojimo į antstolį, tuomet antstolis indeksuoja. Taip pat yra toks variantas, jeigu išlaikymas yra išskaitomas iš darbo užmokesčio, tai tuomet kiekvienais metais indeksuoja darbdavys. Pas darbdavys ir jau po to? Ir perveda tą išlaikymą vaikui arba jį auginančiam asmeniui.
O galbūt turit kažkokių patarimų šeimoms, kurios, galvoja dar tik tai apie skyrybas, gal yra kitokių dar galimybių. Mediacija kažkokia, kad, išvengti to lemtingo etapo. Paminėta mediacija, manau, yra labai naudingas įrankis, kadangi šeimoje dažnai būna ginčių dėl elementaraus nesusikalbėjimo, kai šalis turi savo pozicijas, bet neatskleidžia savo interesų, savo tikrųjų norų ir apie tai nesikalba. Ir mediacijos metu galima netgi susitaikyti, išsiaiškinus su mediatoriaus kompetitingo asmens pagalba tuos nesutarimus. Ir tada gali net ir nereikėti skyrybų. O žiūrint dar bendrai, galbūt patarimai ne tik tai skiriantis, bet ką bendrai reikėtų žinoti apie šeimos teisę kiekvienam. Aš manau, kad daugiau dalykų yra, tai jūs kaip teisininkė jau iš savo pusės geriau žinot, ko būtų naudinga su žiūrovais pasidalinti. Manau, naudinga būtų santuoką ir prieš sudarant santuoką pasidomėti turtiniu reguliavimu, nes dabar dažna nuomonė tokia yra, kad santuoka nieko nekeičia ir jos neverta sudaryti. Tačiau santuoka būtent ir keičia turtinės asmenų teisės ir pareigas, kad ir tą patį turtą ir turto dalinimąsi, nes yra kitaip dalinama santuokos, kai skiriamasi santuokoje ir kai skiriasi sugyventiniai, kurie nėra sudarę santuokos. O sugyventinio atveju? Sugyventinio atveju turtas nėra dalinamas per pusę, reikia įrodinėti savo dalis. Ir tai yra žymiai sudėtingesnis procesas dėl tų pačių įrodymų rinkimo. O vaikams patarimų dėl išlaikymo, dėl bendro viso to, tikrai, ką dažnai pastebiu, kad skundžiasi, jog yra nemokami tie pinigai, tai galbūt dar yra ir be antstolių į kitų etapų žingsniai, kuriuos būtų galima padaryti, kad tą finansinį stabilumą šiek tiek užsitikrinti. Tai taip, reikėtų tiesiog asmenims, kurie augina vaikus, išsiskyrę ir gauna alimentus vadinamus, reikėtų žinoti apie indeksavimą, taip pat domėtis, kokios yra kiekvienais metais rekomenduojamos išlaikymo sumos. Nes tikrai pasitaiko atvejų, kuomet išlaikymas būna sutartas arba priteistas prieš daug metų ir jis yra toks mažas, kad tiesiog neišeina pragyventi ir tas iš tėvų, su kurio vaikas gyvena, tempia žymiai didesnę finansinę vaiko priežiūros naštą negu kitas. Taip. Tai tiesiog yra galimybė tą išlaikymą pasididinti teismo tvarka, jeigu jis neatitinka vaiko interesų, jeigu jis yra ženkliai per mažas arba vaiko interesai padidėja yra. Ir tiesiog apginti savo teisės, šitaip ir vaiko interesus tuo pačiu. Tai jeigu neturim finansų, galime į Vilniaus universiteto būsimuosius teisininkus, turbūt taip, ar ne, kreiptis? Taip, ten praktiką atlieka studentai, kurie yra prižiūrimi, bet tikrai, jeigu žmonės nenori kreiptis į teisininkus ir nori sutaupyti, aš tikrai drąsiai rekomenduoju, nes studentai ten yra atrenkami ir tikrai kompetentingi. Ir ta paslauga, nieko? Nieko nekainuoja. Ir jūsų tokie, gal skaičiau, pastebėjimai, dažniausiai pasitaikančios klaidos, būtent rengiant dokumentus, tas pačias vedybinės sutartis. Ką reikėtų apgalvoti ir ką reikėtų vis dėlto įtraukti. Ir čia žiūrint ne tik tai iš to, kad galbūt vienas asmuo turi verslą ar nori apsaugoti tą turtą, bet abiem pusėm yra apie ką pagalvoti. Sutartyse galima aptarti daug ką, reikia žiūrėti, kas yra asmenims aktualu, bet gera sutartis visuomet yra laikoma ta, kuri aptaria kuo daugiau įmanomų atvejų. Jeigu iškils kažkokia nenumatyta situacija ir jinai bus aptarta sutartyje, bus daug mažiau problemų, nes nereikės galvoti, ką tokiu atveju daryti. Tai viskas gali būti aptarta vedybinėje sutartyje, net ir panašiai kaip santuokos nutraukimo sutartyje, ir jeigu kartais santuoka būtų nutraukta, tai ta vedybinė sutartis jau visus klausimus gali būti išsprendus.
Ir pats O procesas būtų vaikų paprastesnis. atveju, ar pavyzdžiui, Vaikų atveju irgi galima aptarti vedybų sutartyje vaikų išlaikymo atveju, vaikų gyvenamosios vietos, jeigu sutuoktiniai nusprendžia kartu negyventi ar kažkas atsitinka, taip pat kaip jie dalinsis vaikų priežiūros pareigas, auginimo, kas už ką atsakingas, visą tai irgi galima aptarti sutartyje drąsiai, jeigu tik yra toks poreikis. O po to keisti, koreguoti irgi. Taip, sutartis galima keisti. Tai ačiū, Viktorija, kad pasidalinot savo teisinėmis žiniomis su Finansų akademijos žiūrovais. Ir, tema, apie kurią šiandien kalbėjom, tai tikrai yra jautri, bet tuo pačiu tai yra klausimai, kurie dėja, bet kyla dažnam. Tai ačiū dar kartą, kad pasidalinote atsakymais. Ir kiekvienam palinkėsiu darnos ir kad sprendimai būtų užtikrinti, o nutikus tokiom situacijom žinotumėt, kur kreiptis, kaip elgtis ir ką daryti ir kaip indeksuoti tuos pinigus, kuriuos gaunat. Tai su jumis šiandien buvo Finansų akademija, aš laidos vedėja Šarūnė Petrošiūtė. Ir mano pašnekovė Viktorija Andriškienė. Ačiū Jums. Ačiū už kvietimą ir tikiuosi, kad išdėstyti informaciją kažkam bus naudinga. Ačiū.